Birželio 11 Žemaitės premijai dedikuota diena. Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje pristatyta dokumentų ir fotografijų paroda Žemaitės literatūriniai premijai 60. Vyresnysis bibliotekininkas Egidijus Ūksas, pristatydamas parodą, priminė, kad Žemaitės literatūrinė premija įsteigta 1965 metais. Minint rašytojo Žemaitės 120-asias gimimo metines, premiją už geriausią apsakymą kaimo tematiką įsteigė tuometinis Žemaitės kolūkis. Pirmoji Žemaitės literatūrinė premija 1966 metais už apsakymą Ko nepasakė laukys buvo įteikta rašytojui Juozui Baltušiui. Per 6 premijos gyvavimo dešimtmečius jos laureatais tapo daugybė žymių Lietuvos rašytojų: Romualdas Kašauskas, Vytautas Bubnys, Romualdas Granauskas, Kazys Saja, Rimantas Šavelis, Birutė Baltrušaitytė, Vanda Juknaitė, Renata Šerelytė, Marcelijus Martinaitis, Aldona Ruseckaitė ir kiti. Tarp laureatų yra ir Kelmės krašto kūrėjų: Ignas Viržintas, Icchokas Meras, Vladas Kalvaitis. Parodoje eksponuojamos fotografijos ir dokumentai iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Kelmės krašto muziejaus, Kelmės rajono laikraščio Bičiulis redakcijos, autografuotos knygos ir archyvinė medžiaga iš Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos rinkinių. Vėliau Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje įteikta 49 Žemaitės literatūrinė premija. Šiemet ji atiteko žmogui, visą savo gyvenimą paskyrusiam tam, kad literatūra būtų suprantama, jaučiama ir vertinama. Rašytojai, literatūros tyrinėtojai ir kritikiai Viktorijai Daujotytei už knygą Kai rašai, nebijai. Autobiografiniai tekstai. Viktorija Daujotytė – viena žymiausių šiuolaikinių lietuvių literatūrologių ir literatūros kritikių. Habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto profesorė emeritė, Lietuvos mokslo akademijos tikroji narė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė. 49-osios Žemaitės literatūrinės premijos laureatės regalijas Viktorijai Daujotytei įteikė Kelmės rajono savivaldybės vicemeras Tadas Kasparas ir savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Sonata Venskienė. Komisijos literatūrinėms premijoms skirti vardu kalbėjusi Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkė Danguolė Garnienė pažymėjo, kad Viktorijos Daujotytės knyga Kai rašai, nebijai autobiografiniai tekstai iš 7 pretendentų komisijos narių vienbalsiai buvo pripažinta verta premijos. Pasak jų, kūrinys komisiją sužavėjo autentiškumu, jautrumu ir meninė verte. Knygoje esama tiesioginių sąsajų su Kelmės kraštu ir jo žmonėmis. Viktorija Daujotytė sakė, kad žinia apie jai paskirtą premiją buvo džiugi. Žemaitijoje gimusiai ir užaugusiai, Žemaitės asmenybę bei kūrybą tyrinėjusiai profesoriai šis apdovanojimas yra ypatingas. Dėkoju teikėjams, premijos rėmėjams, rašytojų sąjungai kažkaip mane paminėjusiai, bet aš to nežinojau, todėl žinia iš pačios Kelmės man buvo esminė žinia. Turiu atvirai pasakyti, kad tą žinią apsidžiaugiau. Niekaip nesakiau poniai Virginijai, man paskambinusiai, kad nesu verta, nesiteisinau. Kažkaip iš karto pagalvojau, kad tegu taip ir būna, tegu būna ne tik mano, bet ir Žemaitės garbei, ir Kelmės krašto garbei, jos kultūros žmonių, mokytojų, bibliotekininkų ir visų darbščių, kūrybingų žmonių, kuriuos tik įėjus, įžengus į šitą teritoriją, aš iš karto pamačiau, pajutau. Profesorė prisipažino sekusi premijos istoriją ir visą laiką sekiau Žemaitės premijos likimą.
Ir jeigu dabar va, taip maždaug tiek, kiek komisijos pirmininkė minėjo tos vardus, jie ateina iki Marcelijaus Martinaičio, bet šitie žmonės visi man kuo nors, žinoma, išskyrus tos didžiuosius klasikus, man labai buvo artimi. Ištrauką iš knygos Kai rašai nebijai skaitė Živilė Gerčienė, o savos kūrybos dainomis šventę papildė Ingrida Ručinskienė. Premijos laureatę sveikino Užvenčio seniūnijos seniūnas Linas Mačernius, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės pavaduotoja Vitalija Maksvytė ir būrys rašytojos talento gerbėjų.